Laidą pristato Salmo, didžiausios žūklės parduotuvės Lietuvoje. Salmo, žvejok su malonumu. Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablijas. Mes sveikinamės po naujų metų. Sveiki sulaukę, sveiki nesulaukę poledinio žūklės sezoną. Todėl šiandien mes žvejosime plūdinę meškerę, ką labai senai darėme. Ruošime jaukus, pabandysime apie juos jums paaiškinti, nes tai, ką mes darysime čia plūdinę meškerę, tai viskas labai tinka miniai žvejojant iš po ledo. Jaukai upėje turi savo specifiką, ypatingai tada, kai negaudai šėryklą, ką mes nedarome ir iš po ledą, dažniausiai leidžiame iš viršaus arba su tam tikra šėrykla, bet jauką dedame prie dugno. Ir iš tikrųjų visą tai, ką mes rekomenduojame, tinka čia polediniai žūklei, kuri turbūt tikrai visiems kažkada tai prasidės. Pradedam. Visų pirma, šiandien mes naudojame Super Black seriją Sensuso. Tamsi serija iš karto noriu pasakyti, kad juodas jaukas visada žiemą geriau, vis dėlto vanduo būna nuskaidrėjęs ir žuvis kartais baidosi labai aktyvių, šviesių dėmių, ypatingai jeigu upė yra plėšrūnų. Dėl to Sensusas ir išleido juodą seriją ir kaip matot vienas kanalas, o kitas netgi sūdyta formulė. Taip, nekartą kalbėjau apie tai, kad būtent surus jaukas dabar žiemą iš tikrųjų kur kas efektyvesnis negu saldus. Tai du pakelius, nes kadangi turiu draugą Andrių šiandien su savim, kuris ruošia savo meškerės, tai gaminu dviem jaukos. Realiai užtektų ir kilogramų jauką. Dabar du, mes juos pamiksuojam. Dar vienas jauko svarbus elementas tai yra jauko dekoras. Tai yra džiuvies arba makaronų gaminiai, arba pastančino. Šiuo metu mes turime dabar tai duonos džiuviesius. Tiesiog, jeigu pamenate, jie būna arba bikolorai, tai yra dviejų spalvų, geltoni, raudoni, arba geltoni, arba raudoni. Raudoni vis dėlto yra daugiau skirti kuojų žūklei. Ne karščio, mes šiandien tikimės daugiau kuojų ir nenorime, kad prisikabintų prie mūsų plakiai, tai dekoruosime būtent raudoną, nedaug jos pilama. Bet kad būtų akcentuotas jaukas su savo dalelėmis kažkokiamis. Dar, aišku, vienas jauko elementas, tai yra saldiklis ir kvapas. Super Black Gardonsas, juodas, vėlgi jisai tinkantis toksai žiemai. Skiedžiame su vandeniu. Tai yra saldiklis ir išamoji medžiaga iš principo. Dabar drėkinsime jauką ir paliksime šiek tiek nusistovėti. Kaip ir, pavyzdžiui, jeigu žvėjotumėm dugninę meškerę, tai viso to mums jau ir užtektų, o plūdinę reikės dėti balasto, apie tai šiek tiek vėliau, dabar lai jaukas brinksta. Na, dabar, kol jaukas įgerinėja vandenį, tai apie 20 minučių trunka, mes galim ramiai ruoštis plūdinę meškerę. O vėliau pratęsime darbą su jaukais. Pasiruošti jaukus reikia dažniausiai apie 40 minučių žvejybos metu, bet tai iš karto kompensuoja visą tai, kad vietoj to jūs čia greit užmestumėt ir bandytumėt sugauti pirmą žuvį. Pamatysit. Jaukas įsigėrė vandenuką ir tapo sausas. Tai jeigu iš karto būtumėm lygtai su drėkintų jauku jau pradėję lipdyti kukulius, mėtę, tai ten jų pusę pasroviui būtų nulėkę. Todėl nebijom perdrėkinti dabar jauko. Supilam viską. Ir kitas mūsų jauko komponentas tai yra 2 kg žemės. Tai gali būti kurmiarausis, tai gali būti štai toks firminis molis, Sensuso, kurį aš mielai naudoju. Jisai ir gerai riša jauką ir aišku, padaro jauką labai sunku. Mes čia kur gaudysim, dabar pasimatavom tos gilius apie 5 metrus. Ir jeigu jaukas būtų lengvas,
mes įmestumėm, vis ten kažkur pasroviui nuplaukti, ten pradėtų dulkėti ir būtų blogai. Dėl to mums jauką reikia išlaikyti tiksliai toje vietoje, kurioje mes žvejojam. Ir būtent balastas tai gali padėti padaryti. Ne jauko kiekis, ten užmaišyk 5 kg jauko, tom nepadės. Reikia balastą 2 kg per sėtuką, aišku. Nes molis žemė būna su gabalais tokiais, ko mums nereikia visai gražiai. Ir vėl reikės drėkinti, nes jisai labai vandenys sugers tą, kuris yra mūsų perdrėkintam jauke. Tada jau reikės labai atsargiai ir pratingai pabaigti visą darbą. Tai iš principo didžioji dalis jau padaryta. Matot, kokie lieka gabalai, jas aišku galim pertrinti. Bet geriau, kad tokių gabalų, jeigu nebūtų sieto, jeigu jie papultų į jauką, būtų blogai, nes jie tiesiog padarytų tą jauką tokį gumbuotą gabalais. Žuvis atplauktų, suėstų tą gumbulą žemę su jauku mūsų aplipusiu ir nebenorėtų žiūrėti, kas yra ant kabliuko. O mums reikia, kad žiūrėtų, kas yra ant kabliuko. Ilgas darbas ar ne, bet iš principo jisai vertas to. O dabar šiek tiek stambios frakcijos, tai polediniai žūkliai skirtos Sensasov vadinamosios peletės. Jos iš tikrųjų puikiai veikia žiemą, berint tiesiai į eketę, žvejojant. Tada, kai nori pagauti šiek tiek stambesnę žuvį, nes stambesnė frakcija privilioja. Per daug, aišku, jos dėti nereikia, bet kaip akcentas gali būti mūsų jauke. Ir dar šiek tiek kukurūzo, kad žuvis susipažintų su masalu, kurį mes gaudam. Aš jį patraiškau dar, kad paleistų savo sultis. Minkštesnė, bet irgi daug nereikia. Tiek turėtų užtekti. Dabar jau ranka gražiai permaišau, nes jau frakcijos gražiai persėtos. Lipdam kukulius ir toj pradėsim. Šiaip dažniausiai žvejybos pradžioje mes sumetam apie kokius 6, 7, kartais 9 jauko rutulius. Ir žinoma, po to jau tik žvejybos eigoje bus aišku, ar dar reikia jaukinti, ar iš viso nebereikia. Šiandien taip ir tikimės, kad žuvis tikrai bus atsargios, vis dėlto žiemos režimas ir neprigaudysime mes jų tiek, kiek galima pagauti, pavyzdžiui, pavasarį, tame pačiame Mingės kaime, kai žuvis iš tikrųjų plaukia į nerštus ir kimba. Bet turint omeny, kad mūsų jaukas vėlgi yra padarytas kartu su žemėmis, tai yra visiškai nesotus, galima jo šiek tiek papnaudžiauti. Iš tikrųjų, dabar atrodo įmetus tos 9 jauko rutulius, kad ten oho kiek ant dugno. Bet jeigu galvotumėm apie tai, kad ten yra didesnė pusė žemės, tai tų labai didelių ir maistingų jauko detalių žuvis negauna, jis tiesiog jaučia, kad yra kažkas, tai iškrapšto vieną kitą trupinėlį ir žinoma svarbiausiai, kad laikosi mūsų žuklės vietoje. Ir tai tik įrodymas, kad tik sumetus jauko rutulius po 10 minučių žuvis iš karto pradeda kibti. Laukti per daug nereikia, tiesiog vos ne kiekvienu pravedimu plūdė prineria. Aišku, pradžiai tos pačios nedidžiausios žuvis susirenka, tai nedideli plakiai, nestambios kojos, bet visada turiu omenyje tai, kad po kažkiek tai laiko gali atplaukti į žuklės vietą ir pakankamai stambios žuvis. Na, tam, kad dirbti su masalais, tai yra bandyti keisti juos, naudoti ir kukurūzus, ir musės lervas, čia kiekvieno meškeriotojo reikalas paieškojus rasti tą pačią geriausią kombinaciją, kur turėtų būti pakankamai įdomi ir žuvims, ir žinoma jums, kad matytumėte ryškesnius kibimus. Keistoka taip sėdėti sausio mėnesį upėje, žiūrėti į nerinčias plūdės ir galvoti, gal šiemet iš tikrųjų iš viso neturėsime žiemos, bet neabejoju, kad mes ją turėsime. Štai viena kita stambesnė koja iš karto parodžiusi save, tai tik įrodymas, kad viską mes teisingai ten sugalvojame ir pajaukiname, ir masalus atradome, o tai yra labai svarbu. Svarbu žvejoti techniškai, svarbu galvoti, kaip gaudai žuvį, na ir kiekvienas toks šiek tiek plūdės prinerimas, tai laimikis. O tai mums meškeriotojams svarbu. Svarbu, kad kažkas anam gale.
Šiek tiek apie įrankį, nes pradžia yra, tai jau neblogai. Žuvis mes jau kažkaip prisikvietėm, net nebijoju, kad jaukų pagalba. Dabar apie patį įrankį, kurį rekomenduočiau tokiai žvejybai. Tai aišku, baloninė meškerė su fiksuota plūdė. Vis dėlto matėte, kad daug kartų reikia prilaikyti, žuvis labai atsargios, žeminės, pakišti jom panosim reikia visą tą mūsų masalą. Čia bent jau tokia minijoje, aš įsivaizduoju, yra sugaudęs ir daug aukščiau virš kaimo ir ten žemiau. Vis dėlto vyraujantis giliai tokie darbiniai tarp 4,5 ir 5 metrų. Tai idealiausias variantas būtų 6-7 metrai baloninė meškerė. Šiandien mes turim Grand Dimensioną. Baloninė, aišku, kol kas, kol laukiame ledo, apie jas gal daug labai nekalbėsime, bet tikrai puikus almo gaminys, lengva meškerė, kas yra svarbiausia. Tokia meškerytė turi būti lengva. Aišku, pagrindinis valas turėtų būti pakankamai plonas, 16 mm maksimum, na, pavadėliais šiandien mes jau pažaidėm ir jau įsiaiškinam, kad 12 net per storas. Žeminis variantas, tai yra 0,12 per storas, tai vienetukų gaudam, 1/10 mm. Gal vėliau šiek tiek apie svarelių išdėstymą, bet va vėlgi dirbdami su masalais matom, kad reikia bandyti pačius įvairiausius ir tokia geriausia kol kas kombinacija, tai nedidelis kukurūzas arba pusė kukurūzo, bet jį būtinai tarp pirštų dar sutraiškom, kad būtų labai minkštas. Nes sakiau, žuvis labai atsargiai kimba ir keletas nedidelių pinkučių, taip reaguoja stambesnė žuvis. Žvejyba vyksta svarbiausiai. Nerealu, kad pradedam naujų metų sezoną štai taip su plūninė meškerė, bet yra kaip yra. Ir tęsim toliau, žiūrėsim, ką jisai aiškinsim žvejybos pabaigoje. Žvejyba šiuolaikinė plūdinė meškerė iš tikrųjų pakankamai smagi ir įdomi, tuo labiau, kad tai pakankamai delikati žuklė. Galbūt ir galime šiandien žvejoti vadinamoisiais feederiais, tai yra dugniminėmis meškerėmis, bet būtent tas labai jautrus kibimas, vos plūdės prispaudimas ir štai tokios visiškai neblogos žuvis, netgi žiemą sakytumėme, kad čia kimba puikios kojos ir stambus plakiai. Tai įrodymas, kad taip dabar tokiu metų laiku, jeigu galvoji žvejoti, tai vis dėlto plūdė turėtų būti geriau, jeigu tik įmanoma, aišku, žvejoti ją. Ir kaip supratote, kad prilaikymas tai labai svarbu. Tiesiog kai plūdė plaukia, kartai žuvis tingi ją vaikytis, o gražiai prilaikydamas ilgą meškerę plūdę vos ne vienoje vietoje, pajauti tą mažytį prispaudimą plūdės ir štai tas kibimas kaip atrodo vos ir tada jau turi žuvį. Viskas vadinasi tvarkoje. Ir graibštai šiandien mums būtinai reikalingi, nes žvejojame labai plonais valais, netgi teko nusiploninti iki 800 mm tam, kad ir dėti labai mažus kabliukus tam, kad žuvis reaguotų į tai, ką mes bandome jom pakišti po nosį. Va, prašoko porą stambesnių žuvų, viskas čia gerai, viską mes, kaip matėte, gaudame. Ir net nebejoju, kad viskas čia vyks sėkmingai. Aišku, dar šiek tiek jauko turėsim dėti, bet nedaug. Ir kaip matėte patys, kad jaukas šiandien per pusę su žemėm, tai jis tikrai nesotus, žuvies nesotina, įdomina. Jinai ten ant dugno kažką tai krapšto, labai atsargiai. Ir tie kibimukai tokie per tą plūdę, tokie kaip sargelio pakelimas. Būtų čia ledas, nuo ledo tas kojas gaudytumėm ir plakis. Ilsėkitės. Pirma mūsų metų laida, plūdinė meškerė, kažkas tai nerealaus, ar ne, sausio mėnesį. Sveiki sugrįžę žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Kol neturime ledo, kol nekalbame apie poledinę žuklę, tai kaip matėte, šiandien mūsų rankose plūdinės meškerės. Tikrai daug laidos pradžioje kalbėjome apie žieminių jaukų gamybą.
Vis dėlto žuvis, ypatingai taikiosios, ypatingai reaguoja į jaukus ir visiškai nesvarbu, kad dabar lyg ir žiemos režimas, bet jaukai sugeba pastatyti žuvį į vieną vietą, ten, kur norite ją gaudyti. Ir iš tikrųjų jaukų pagalba žvejyba tampa pakankamai įdomi ir efektyvi. Šiandien žuvis ne pačios didžiausios, štai tokios kojos, tačiau visai smagu jas gaudyti ir matyti tą plūdės niurktelėjimą. Vis dėlto mes miškeriotojai tokie išpratėję, kad mums visiškai nesvarbu, ar tai žiema, ruduo, ar pavasaris, ar nežinau, uraganai, mes vis dėlto sugebame kažkaip tai pakelti užpakalius iš namų, važiuoti bet kokio oro žvejoti žuvį ir jausti malonumą įkirtęs vieną kitą stambesnę žuvį. Meškeriotojas visą laiką gali pasakyti taip, aš turėjau pakankamai gražiai adrenalino, gaudydama štai tokią vidutinę žuvį, pakankamai plonais valais ir laiką leidau gerai. Galite laiką leisti gerai ir jūs dabar žvejodami Minijos upėje. Žuvis čia iš tikrųjų kimba. Gal apie svarelių išdėstymą baloninės meškerės. Tai tikrai pakankamai svarbus dalykas. Jeigu dar bandysi čia žvejoti, kol nėra ledo, kodėl ne. Kaip matėte, aš pavyzdžiui pasirenku 6 gramų plūdę, bet dažniausiai dedu 5 gramų svarelį ir po to jau kitais svareliais sukraunu tiek, kad man būtų išlindusi tik antenėlė. Idėja kokia? Kad aš galėčiau varijuoti ne tik pavadėlių ilgių jas keisdamas, bet ir galėčiau masalo padavimų. Kartais labai reikia, kai lėtesnė būtų srovė, žuvis galbūt kilinėja aukštyn žemyn, tada mes darom labai paprastai, tiesiog svareliais, pavyzdžiui, užsikeliam, galim jos įsidėlioti grandinėlę, kad masalas gražiai kiltų. Čia aišku skonio reikalas kiekvieno žvejo, bet būna taip, kad reikia tą masalą paduoti lengvai krentantį. Vėlgi prilaikymo metu, šiandien labai prilaikymas mums padeda, prilaikai vienai vietai bukštą, tada toks labai atsargus kibimukas. Tęsime toliau. Nu va, tokie reikalai čia žiemą Minijos upėje. Žieminių režimų galima gaudyti plūdinę meškerę. Galvoju, dugninė irgi lygiai taip pat, taip kad kol nėra ledo, tikrai gali čia laiką puikiai praleisti. Na, mes visi laukiame ledo ir iš principo tokiu oru sausio mėnesį atrodo visiems jau turėtų būti šaltoka. Mus gelbsti apatiniai drabužiai ir apie tai daugiau Dainius iš Klaipėdos Salmo. Jisai tikrai perpratęs visus tuos sluoksnius, daugias sluoksnius, kas tai yra ir kodėl mums žvejams šilta. Tuo labiau, kad lipant ant ledo jų būtinai reikia turėti. Daug meškeriotojų realiai žino, kas yra tas vadinamasis apatinis drabužis. Tai visi vadina tiesiog apatinių drabužių žvejybai arba pirmų sluoksnių ar ne, bet iš tikrųjų jų, kaip aš suprantu, yra begalė. Ir yra pačių vairiausių variantų, gal tu daugiau ne kokie yra iš ko jie pagaminti, o kaip jie yra naudojama. O tai būtų greičiausiai žvejai labai įdomu. Nes, pavyzdžiui, jeigu botai, tai žinai, kad su jais bristi reikia, ar ne? Tai va šitie drabužiai lygiai taip pat, ar ne? Atlieka savo funkcijas. Tu visiškai tiesiog. Pagrindinis principas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, yra į žvejybos būdą. Būtent į žvejybos būdą. Jeigu tu žvejoji aktyviai, kaip aš, pavyzdžiui, šiandien vaikščiau, ar ne? Jeigu tu vaikštai daug, automatiškai žiemą drėgmė yra iš tikrųjų blogas. Šalomės būtent dėl tos drėgmės, dėl prakaito, kurį mes sukaupėm. Tai jeigu reikėtų parinkti tau šiuo atveju, nors ir tokiam orui, apatinius rūbus, labai paprasta sudėlioti. Mes paimam plonai
apatinį. Jo tikslas yra tas taip vadinamas, čia ir yra pirmasis sluoksnis. Tai yra pirmas paados, ar ne? Taip, jis yra antra oda jūsų. Jo tikslas yra tiesiog paimti iš jūsų visą prakaitą ir perduoti į sekantį sluoksnį. Tai suprantu, kaip tu sakai, kad tai yra pats ploniausias tas drabužėlis ir jisai, jo funkcija tik tai išmest prakaitą, ar ne nuo manęs? Visiškai teisingai. Nes nors aš ir einu 4 km 5 galiu su tais pinigų pietakiauti, ten dar kažką kiršliauti ir taip toliau. Jį gali naudoti ir vasarą. Jį pilnai naudoji vasarą, braidant su britkelniam, jisai puikiai atlieka tai, kad su juo jūs nejaučia drėgmės. Nu, žodžiu, išmeta drėgmę. Jis perdoda kažkur. Gerai, o toliau, visiems tuom nesibaigia. Taip, sekantis yra dabar vėlgi, tas pats sluoksnis irgi jį galima varijuoti, jo galima nesidėti. Jeigu jūs naudojate, žvėjai naudojasi, sėdi vietą, sėslė žvejyba. Nu, dugninė, plūdinė. Ant ledo sėdim, stintas gaudom per dieną, tą išgrįžėm 4 ten. Nu taip, nelakstai. Ekitas nieko, tu nebėgioji. Tai šiuo atveju jo tau kaip ir nebūtina. Renkamės visai kitą būdą. Tai šiuo atveju tinka štai ir toksai, čia reikėtų išskleisti, nes jisai pilnas yra. Čia vienas mano mėgstamiausių daiktų. Mes jį vadinam šliaužtuku. Jokingai skamba. Bet kuom jisai yra geras? Jisai yra šiltas. Jis yra šiltesnis, kaip matot, skirtumas yra. Jo principas yra toksai, kad jisai netoks greitas su prakaitu. Jisai prakaitą sugeria, bet ne taip greitai. Ir ne taip greitai perduoda į sekantį sluoksnį. Bet jeigu mes kalbam apie sėslę žvejybą, ten prakaito kaip ir nėra. Šiaip yra logiška. Taigi, automatiškai jisai šiltesnis. Jisai šiltesnis, jisai atlieka vėlgi pirminį sluoksnį. Tą vadinamą, jis gali būti kaip ir pirmas sluoksnis. Perduoda vėlgi prakaitą sekančiam. Ir dar kažką šiltesnį. Taip, jeigu mes vaikštom daug, jį galima kombinuoti su šituo. Tai yra papačia tiesiog pasivilti. Iš karto tas numeta, tas jau šildo, ar ne? Tas atlieka šildymo funkciją. Supratau. Pati Norfino sluoksninė sistema iš tikrųjų susideda iš 4, maksimum 4 sluoksnių. Dar yra. Taip, jų yra daug. Paskutinis sluoksnis taigi yra jau pats kostiumas. Va šitas visas mokslas pakankamai įdomus ir kiekvienas meškeriotojas gali pasirinkti pagal savo žūklės būdą, pagal savo judėjimą, pagal savo aktyvumą. Ir svarbiausia, idėja šitų visų gaminių, kad likti sausam ir šiltam, ar ne? Reikia nepamiršti tiesiog atėjus į parduotuvę, kalbant su konsultantu, jam priminti, kokią žvejybos tipą jūs naudojat, ką mėgstat, daug vaikštot, sėslį, ir kaip patys jaučia temperatūrą. Na dabar labai vėlgi graži ta žinia, kad mes prieš kelias laidas pasakome apie tai, kad Bergeno žvejai, Lietuvos bendruomenė iš Norvegijos, mūsų jauniesiams žvejams skyrė keletą labai gražių prizų. Mes gavome begalę laiškų ir nuotraukų. Iš tikrųjų labai smagu, kad tiek jaunimo ir tiek jaunų žmonių užsiminė žūklę, štai kai kurios iš jų. Iš tikrųjų įspūdingi laimikiai, gražus laimikiai, bet turėjome atrinkti tuos 3 įdomiausius, kurie galbūt ne pačias didžiausias žuvis pagavo, bet paprašė tai nuotaikingai, atrodė gerai, kaip tikrai žvejai. Taip, kad sveikiname jūs ir dabar pradedame dalybas. Sveikiname mūsų konkurso nugalėtojus, mes gavome daugiau nei 100 nuotraukų ir atrinkome, mano manymu, pačias įdomiausias, galbūt ir nedidžiausias žuvis. Žūklės įrankiai iš Norvegijos atitenka Ugniai Marijai, 4 metų iš Kačerginės, žvejojančiai plūdinę meškerę pačią įvairiausią žuvį.
Motiejus 6 metų sugavo iš po ledo tikrai gražią lydeką ir tėvai rašo, kad jo akis buvo tokios didelės, kad ir dabar jisai prisimindamas tą lydeką visą laiką kalba su didelė pagarba ir žinoma, žuvis buvo paleista atgal. Na ir dar vienas puikus meškeriotojas Justas Čėsna, kuris sugeba žvejoti ne tik spiningų, bet ir muselinę meškerę, gaudyti pačią įvairiausią žuvį. 9 metų žvejys. Jums visiems atitenka 3 žuklės komplektai ir būtinai mes susisieksime su jumis, kaip būsite apdovanoti. Na, mes šiandien baigiam savo žuklę. Kaip žieminiam režime, aš galvoju, pagavome visai neblogai, nuo ledo tai būtų labai neblogas laimikis, bet kokiame vandens telkinyje. Labai tikiu, kad artimiausiu metu vis dėlto didės tie šalčiai ir mes tikrai susitiksime ant ledo. Labai tikiu, kad turėsime dar laiko išbandyti ir naujausias Salmo švytuoklės, Lucky John'o naujus padarytus įspūdingus. Vėlgi turėsime daug laiko patiem įvairiausiam eksperimentam, nors jau 1 mėnesį žiemos praradom, bet yra kaip yra. Būkite smagus, būkite laimingi naujais 2014 metais. Susitiksim lygiai po savaitės. Neišvinant, nei uodegos. Laidą pristato Salmo, didžiausios žuklės parduotuvės Lietuvoje. Salmo, žvejok su malonumu.